Šiandien žiniose. Teritorinė ligonių kasa vykdo vaikų dantų silantavimo programą. Kraštotyros muziejaus teritorijoje atkasti 19 amžių siekiantis pamatai. Dailės galerijoje 50 Lietuvos tapytojų paroda apie Nidą. Tyrimais nustatyta, kad Lietuvoje beveik 70% trimečių ir daugiau nei 90% šešiamečių vaikų dantys jau pažeisti ėduonies. Dar blogesni vyresnių vaikų dantys, todėl labai svarbu, kad vaikai nepavėluotai būtų nuvesti pas odontologą, kad tėvai mokytų vaikus burnos higienos įgūdžių, aiškintų, kaip reikia taisyklingai valyti dantis. Dar viena profilaktikos priemonė – krūminių dantų silantavimas, kuria nemokamai siūloma pasinaudoti 6–14 metų amžiaus vaikams. Artėja vasara, atostogų metas. Laisvi tiek vaikai, tiek tėveliai. Todėl teritorinės ligonių kasos specialistai nori priminti, kad yra kviečiami vaikai nuo 6–14 metų atvykti pas gydytojus odontologus tam, kad būtų silantuoti jų nuolatiniai krūminiai dantukai. Kodėl yra reikalingas šis procesas? Todėl, kad yra nustatyta, jog jau 3 metų vaikai turi ženkliai išsivyščiusi kariesą, kitaip vadinamą, ėduonį. Vaikų dantis yra mažai mineralizuoti ir turi dantų paviršius nelygumus, tai yra vageles ir duobeles, kur kaupiasi bakterinis apnašas, o taip pat ir nuo maisto likučių esantis angliavandeniai. Bakterijos minta angliavandeniai, susidaro rūgštis, kurios pažeidžia danties emalį ir taip išsivysto liga ėduonis. Silantavimas tai neskausminga 10 minučių procedūra, kai danties paviršius nuvalomas, apdorojamas specialiu skysčiu ir padengiamas silantu. Paprastai silantai išsilaiko net 4 metus, o jei jie iškrenta, procedūra kartojama. Švedijos mokslininkai nustatė, kad padengus dantis silantais apie 80–90% vaikų dantų net po 8 metų lieka nepažeisti ėduonies, tačiau Lietuvoje ši programa vykdoma vis dar vangokai. Ligonių kasų specialistai kaip tik yra pastebėję ir atlikta analizė, kad visgi tėvai nepakankamai yra susirūpinę savo vaikų sveikata. Galbūt tai yra ir informacijos toka, galbūt tai yra tiesiog baiminamasi, kas tai yra dantų silantavimas, kad kažkokia kenksminga procedūra. Tai yra tikrai nekenksminga procedūra, tai tiesiog yra profilaktinė priemonė būsimam dantukų ėduoniui. Tai yra apsauginė plėvelė, kuri neleidžia išsivystyti ligai. Vaikų krūminių dantų silantavimo paslaugos nemokamai teikiamos sutartys su teritorinė ligonių kasa sudariusiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriuose dirba gydytojo odontologai arba burnos higienistai. Panevėžio teritorinės ligonių kasos veiklos zonoje silantavimo paslaugas teikia 30 asmens sveikatos priežiūros įstaigų, iš jų Panevėžyje 10. Panevėžio kraštotyros muziejus ruošia projektą savo teritorijai sutvarkyti. Tačiau norint šį projektą patvirtinti, reikia atlikti archeologinius žvalgomosius tyrimus, todėl muziejaus teritorijoje pradėti kasinėjimo darbai. Mes pasirinkom tokią teritoriją tyrimams, kuri yra tarsi ir laisva, bet jinai ko gero bus panaudota tvarkant aplinką, ir aptikome 19 amžiaus statinio pamatus, kurie buvo nežinomi ir nebuvo įtraukti į Moigių tos posesijos teritorijos planus. Tarp kitko, šitie pamatai išlikę labai gana gerai, gražiai išlikę ir jau matome, sienelėse atsidengia labai iškalbingas kultūrinis sluoksnis. Ir mes šitą kultūrinį sluoksnį, kuris sienelėse atsidengia, galėsime tiesiog aprašyti, fotografavom, fiksavom ir žinosim, kokiu būdu šitoj paskutinėme tame laikotarpyje buvo vykdomi kokie statymai, kaip keitėsi čia visas gyvenimas aplinkui. Kasinėjimo metu taip pat rasta plytų įvairių statybos atliekų. Manoma, kad šioje vietoje galėjo stovėti ūkinis pastatas. Vienoje perkasoje aptikome jau šitų mūrinių pastatų kaip ir statybos savotišką aikštelę. Radom labai daug paviršiuje plytų, statybos atliekų ir radome vieną labai kultūringai, sakytume, uždengtą kalkių skiedinio duobę.
Durys buvo uždėtos labai gražios, kaip sakoma, filinginės su gražiais tokiais stilizuotom tokiais apkalais, bet jau jos sunykusios, bet jos jau buvo matyti atgyvenusios tiems šeimininkams, kurie čia tvarkėsi, jau gal tie statėsi naują pastatą, jiems buvo nebereikalingos ir buvo uždengta ir užkasta ir likusi taip maždaug 70 cm gylyje. Na, va, tokių ypatingų radinių kažkokių nerandom didelių, bet mums tai irgi, ką radome, tai yra vertinga, iškalbinga ir tai bus mūsų ir muziejaus, ir miesto istorijai. Susipažinti su kasinėjimų radiniais bus galima tik tuomet, jei bus gautos papildomos lėšos aplinkai sutvarkyti. Panevėžio dailės galerijoje atidaryta paroda 50 Lietuvos tapytojų apie Nidą, kuri yra Nidos tarptautinių tapybos plenerų kolekcijos reprezentacija. Parodą sudaro patys brandžiausi meno kūriniai, sukurti Lietuvos menininkų Nidos plenerų metu. Prieš 15 metų galerijoje jau buvo Nidos plenerų paroda, tada buvo tik pati pradžia. Tai buvo tik tai porą metų nuo plenerų pradžios ir ta kolekcija nebuvo tokia gausi ir dabar galime palyginti, kaip per tuos metus išaugo autorių ratas ir kūrinių branda. Parodoje savo darbus perteikiančius Kuršių nerijos fenomeną eksponuoja visų kartų Lietuvos tapytojai. Tai ir vyresnės kartos dailininkų Jankaus, Stasiulevičiaus, viduriniosios kartos Vitartaitės, Janonio, Obcarsko, pačio Kruopio, na ir jaunesniosios kartos kaip Černiūtė ir kiti. Vienu žodžiu, čia virš 50 autorių, garsios pavardės ir tikrai puikūs darbai, dvelkiantis jau vasarą, vasarišką nuotaiką. Galime pamatyti saulėtų darbų, galim pamatyti ir kurėnų, laivų, na, romantišką nuotaiką, ekspresionizmas visose drobėse, vyrauja ekspresionistinė nuotaika. Paroda 50 Lietuvos tapytojų apie Nidą Panevėžio miesto dailės galerijoje bus eksponuojama iki birželio 5 dienos. Siekdamas prisidėti prie ekonomikos atsigavimo ir gyvenimo kokybės gerinimo, Ūkio bankas šį pavasarį sumažino banko paslaugų kainas. Be to, Ūkio bankas pranešė sumažinantis palūkanas vartojamiesiems kreditams. Daugiau apie paskolų sistemą pasakoja klientų aptarnavimo vadybininkų vadovė Lina Milaknienė. Paskolų sąlygų gerinimas turėtų paskatinti vidaus vartojimą. Tai yra, žmonės galės palankesnėmis sąlygomis įsigyti daiktus ar paslaugas, kurių jiems šiuo metu reikia. Tam nebereikės ilgą periodą taupyti. Taip pat, mažindamas vartojamųjų paskolų palūkanas, Ūkio bankas ypatingą dėmesį skirs lojaliems banko klientams. Tai reiškia, kad klientai, kurie jau naudojasi Ūkio banko ar Ūkio banko lizingo paslaugomis, galės dar susimažinti palūkanas. Ūkio bankas stengiasi palaikyti žemesnį banko mokesčių už paslaugas lygį, nei kad yra Lietuvos rinkoje. Ūkio bankas yra vienas iš 2 šalies bankų, suteikiantis galimybę nemokamai susimokėti už komunalinės paslaugas elektroniniu būdu. Iki vidurvasario visus mokesčius mokant tiesioginio debeto būdu Ūkio bankas priims nemokamai. Ypatingas dėmesys yra skiriamas pagyvenusiems žmonėms. Pensininkai, kurių senatvės pensijos yra pervedamos Ūkio banką, gali be paslaugos mokesčio susimokėti už komunalinės paslaugas mokant ne tik interneto pavedimu, bet ir grynaisiais banko kasose. Ūkio banko Panevėžio filialą rasite Laisvės aikštėje 15.